čia buvo? Kas čia buvo dabar? Ką darai? Ką dabar padarai? Nieko, davai varyk. Kas čia man vyka? Atiduok sniegą. Atiduok. Ėjo. Tai ką, tie žiema. Dabar tikresnė negu buvo prieš tai. Tik tai, kad minuso nėra. Yra kaminai patink. Labai. Ateik, Karai, pasisveikin. Nu. Šiandien eisim biškį nufilmuoti kitokį video negu įprastai. Tik pirmą, aišku, eisim nusistumdyti sniegą. Ir tada eisim prie darbų. Tu į vidų negali, nes tu vaikščiusi visur ir nutampysi laidus. Tai pasaugosi man. A ne? Taip. Kuku. Įrankių. Taip. Tai šiandien video mes darysim iš čia. Pasidarėm tokią nedidelę filmavimo aikštelę. Čia apšvietim stovi. Čia apšvietim stovi. Čia lemputės. Ten lemputės. Čia už žmonės lempa stovi. Tai pabandysim pirmą kartą kitokį video biškį padaryti. Ir išsipakuot bei išbandyt Vevor firmos suvirinimo aparatą su vežimėliu. Tai čia yra vežimėlis, čia yra suvirinimo aparatas. Tai kol aš išpakuosiu ir surinksiu, pabandysiu papasakot istoriją šiokią tokią nedidelę. Tai prieš kokius 2 mėnesius man elektroninį paštą parašė iš šitos įmonės pardavėjai, nežinau, gal, kur kontaktuoju su socialinių tinklų visokiais žmonėm. Sako, gal tu norėtum nufilmuoti video apie mūsų dizelinį, Webasto realiai, dizelinį šildytuvą. Jie tai parašė laišką, matom, kad jūs turi traktorių ir jums gal būtų įdomu. Aš jam atrašau. Labai ačiū, bet Lietuvoje visi traktoriai beveik turi su šildytuvus. Ir ta Webasto nelabai ir reikalinga. Ir aš jiem atrašiau. Sakau, kad man, nelabai gal įdomu, kur aš ją naudosiu, tą Webastą. Nors realiai mačiau, kiti video padarė iš garažų, kaip jie garažus apsišildo. Bet man kažkaip poreikia nebuvo, tai sakau, kažkaip nedomina, nebent turit kažką kito. Ir tada gal galim kažką sutart. Tai jie atsiuntė savo elektroninę parduotuvę, aš ten peržiūrėjau ir žiūriu, yra suvirinimo aparatas. Toks nedidelis, kokį aš ir norėjau. Ir vis tiek anksčiau arba vėliau būčiau pirkęs. Tai sakau, gerai, noriu šito ir noriu vežimėlę. Ok, sako, no problem. Tai aš jiem sako, atsiųsk adresą, kur pristatyt. Sako, mes pristatysim ir lauksim video. Ok, nusiunčiu adresą. Ir viskas. Sekančią dieną atsiuntė sekimo numerį siuntų. Ir daugiau nieko kaip ir neklausė. Už kokių 3-4 dienų parėjo vežimėlius. Ir dar už kokių 2 suvirinimo aparatų. Tai 2 mėnesius jisai kažkur prastovėjo, iki kol atėjo šiandien diena ir sugalvojau padaryti video. Jau jie buvo pasigėdę, vieną kartą rašę, kur video. Sakau, in progress. Tai va, išbandysim, surinksim ir žiūrėsim, kaip čia mums eisis. I wanna go down, stay, kiss
šaltoko nešildomam garažė. Aš čia po apačią po stalu esu pasijungę šildytuvą. Šyla iš po jo, bet šiaip bendrai gan šaltoko. Tai kad ir būčiau aš paėmęs iš jų tą dizelinį šildytuvą apsišildyt garažą, tai vis tiek man būtų mažai naudos, nes visas garažas kiauras. Tai va, kalbant apie kitus youtuberius, tai visi, kurie darė video, iš tikrųjų, ne visi teisybę pasakė ir jie nepirko jo, to šildytuvo, o manau, jie irgi gavo pasiūlymus ir visi paėmė tas webastas. Na, o kadangi man jos nereikėjo, o suvirinimo aparatą man reikėjo, aš sakau, man jo nereikėjo. Nu, kaip atrodo, visai neblogai gal, ne? Susirinko, čia dar viršai užsidės tos, tai tikrai nesilankstys. Yra netobulumų, bet juos dabar čia tik tai matom dėl to, nes žiūrim ir dabar surinkinėjim, o darbo metu iš toliau tai čia tikrai nesimatys. Tai va, sėt šitas paskutinis yra likęs. Man visai patinka. Svarbiausia yra ne, kad čia geras dalykas, o kad tėtis pavydėtų. O jisai pavydės. Aišku, man čia dabar reikėtų bairiukus kaldyti visokius, kad įdomiau būtų žiūrėti. Bet aš nemoku bairių, tai jų ir neišgirsit. Taip. Nu tai ką, nepraėjo nei valandėlę, aš jau surinkau vežimėlį. Oda kažkas tai taip. Visai neblogai. Dasidėjo dar laikikliai laidam arba šlangom. Iš vienos ir iš kitos pusės po 2. Paskui yra kelios netobulybės. Pavyzdžiui, va čia plyšys, kaip matot, yra, nesueina. Ir čia plyšys nesueina. Ko pasekoj? Durelės stovi neidealiai ir jas reikia biški, va remės, reikia biški palenkt žemyn. Bet aš manau, kad čia išgręšim skylę, sutempsim ir jos biški pais į apačią. Ir tada darinėsis gražiai. O paskui iš kitos pusės va įsidėjo balionui grandinės, kad nenuvirstų. 2 ir viskas. Tai bandom leist žemyn ir dėt balioną, turbūt. Tai kai gavau suvirinimo aparatą, reikėjo pradėti galvoti, taigi reikia dujų dar, kuriuo aš neturiu balioną. Tai nusipirkau šitą balioną 20 litrų iš Vilniaus. Jisai yra, čia yra angliarūgštė. Jisai Vilniui man kainavo 190 eurų, nes Raseiniuose pilnas apie 2 kem kažkas tai tokio. Kainas ant tiek skirias. Ir nusipirkau, čia nežiūrėkit, užkulsiai. Ir nusipirkau va tokį reduktorių, reguliatorių. Tai to viską susijungsim, įsidėsim balioną į vietą ir pažiūrėsim, kaip atrodo. Taip, tai manau šitą reikia nuimti, nors mažiau braižyt, netrukdo. Gal tegu būna. Tegu būna. Kaip čia buvęs? Aš manau, tos grandinėlės turi būti kažkaip taip. Nu, kietai. O čia turim dėjau šlangutę, kurią irgi nusipirkau 2 metrus. Ir turim šitą reguliatorių.
Nors taip ir nelabai kas vadint, bet sakyk. Aš prieš kokius 2 mėnesius jau, ne. Šitą musėt buvau nusipirkęs prieš kokį mėnesį, tai jisai tiesiog naujas pas manęs prabuvo, neišpakuotas, kad galėčiau padaryti video ir viską išpakuoti vienu kartu. O, gumyčių yra. Tarara. Taip, tai su šita dalim pabaigiam. Jinai dabar kol kas pastovės. Dabar pakuosim patį suvirinimo aparatą. Aš jeigu atvirai biškį buvau pradaręs, jau buvau užmetęs akį, kas čia yra. Čia yra visokie priedai, prie kurių mes prieisim vėliau. O dabar... Taip, šitą dėžę kažkaip reikia padėti, kad matytus sponsoriai. Toks trukai nepajungu šitų. Ką, pažiūrėt, kas čia padaiktas. Tada! Tai taip atrodo mūsų suvirinimo aparatas iš arčiau. Turim daug visokių nustatymų, kurių mes dar nepažįstam, bet greit susipažinsim. Čia spėju įsideda viela. Jo, okei. Ir turim tokį galą, kur galia pasijungt dujos ir pajungimo mygtukus. Yra ventiliatorius, aišku. Ir jūs pažiūrėkit, kokios storio laits. Normaliai. Tai čia yra modelis MIG 200D3. Jisai yra 200 amperų. Ir manau, galim pažiūrėti, ką turim dar šitoj dėžutėj. Taip, dar biškį patraukim į šoną. Taip. Tai čia yra masė, masinis laidas. Iškart viskas sujungta. Ok. Va, turim su elektrodom. Turim akinius, bet ne nuo saulės. Turim šlangutę, bet aš turiu jau juodą, tai mes šitos nenaudosim. Pridėjo kelis kamutus, irgi pliusas. Ir turim, čia pažiūrėkit kokį dalyką. Aš esu matęs tik per YouTube'ą šitą angalį. Žinot, kas čia? Su visais priedais. Taip. Ir turim mūsų tradicinį angalį, kokį mes dabar rūkį naudojam. Tai šitą ir išbandysim. Taip, tai pabūsim lūzeriai ir atsiversim instrukciją, kad kažko nepridirbtumėm anksčiau laiko. Taip, tai jau šitą išsiaiškinau. Yra surašyti visi režimai, tai sakykim, va, svarkės režims. Ir ką reiktų pasireguliuoti, ką sujungt. Tada migo režimas, kurį mes ir naudosim. Ir paskutinis tigo režimas, kurį gal kažkada išbandysim. Nes šiaip labai įdomu, nes kaip minėjau, tik per YouTube esu matęs. Ok. Taip, viskas sureguliuota. Galim pabandyti pajungti. Nors jau buvau pajungęs. Šiaip ventiliatorius gan netylus, girdis, kad birbė. Ir manau viskas, mes esam pasiruošę pabandyti pavirinti kažką. Ir kiekvienas normalus youtuberis, kuris visiškai nežino, ką daro, aš prisijungsiu prie tos kompanijos ir apsimėsiu, kad suprantu viską.
Taip, tai vienam yra biški per sudėtinga nufilmuot siūlės gražiai, kaip filmuoja Paračiuks. Tai nusivešim pas direktorių. Da, jis nelabai matė šitą aparatą. Aišku, mašinas užrakintas. Va, į narvelį, kad nepabėgtų. Всё. Ką jaunimas? Pamokėsi prijungt, žinai ką kartu? Aha, viskas, aha. Prisiperk čia tų balionų kažkokiausių. Bet žinai kas yra? Čia vagi įjungtis uždėta davina ant balionų. Jo. Tai ką mes darom? Nu, tai nuo kavos prasideda visi darbai. Taip. Palauk, tu pradėsi nedirbti, dar į telefoną pasiimti. Skelbimai patys nepersižiūrės. Skelbimai patys nepasižiūrės. Ką žiūri dabar šiom dienom? Gal sierą kokį įkrita? O tai ten skutiką kokį nors? Ne. O kam tą skutiką? Ai, nereik. Skutiką reikia. Nu, gal tur kažkas ką pigiai pasiūlyti. Galite paspausti pajungimo mygtuką, kai prisuksit. Čia vadinasi dabar bus dėmesio jungiu. Jo. Antroj pusėj buvo ten, kur sakai. Čia buvo? Ja. Nu į ką? Dėmesio jungiu. Taip. Gyvas. Sakai, kad čia blogai dabar. Operatorių. Operatoriui? Nu, operator. Gausi Ar čia blogai, ar čia blogai? Ne, tai manau sulėjai. Nu, va dabar, žiūrėk, plyšys, ne, dabar gerai. Demonstruoju, Nu tai neįžink tada, nes operatorius ten nufilmuos. Ai, kažkai kabint, suprantu. Nu, dabar pažiūrėk. Nu, šašiuką padarai, bet gerai. Nu tai kas šašiuką? Palauk, nu va čia va prikirta. Kur prilieja, čia tas jau nesuskaitai. Nu bet va, pažiūrėk. Jeigu reikia didesnį plyšį, bet tai ant maksimumą, viskas ant maksimumo turbūt. Bet įtampas dar čia trūktų įtampas. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you